Galėčiau, ne? Gali. Kažką pasakyti. Nu tai vat, galiu, reiškia, pradėti nuo, taip sakant, amžinatilsį Kuzmos, reiškia. Jisai sakydavo taip, reiškia, išdrožiau porą siemkų. Ką tas reiškia? Reiškia, kad jisai, taip sakant, išdrožė porą medinių skulptūrėlių. Jis buvo, reiškia, gana savikritiškas žmogus, reiškia. Ir, taip sakant, suprato, kas tai yra, reiškia, skulptūra. Nes baigta skulptūra yra, taip sakant, kažkas tokio, reiškia. Kas gali stovėti, reiškia, kažkur tai, taip sakant, savarankiškai, kitaip sakant, užimti savo, kaip čia pasakyti, vietą, erdvę. O tos visos va tokios, reiškia, skulptūrėlės, jos yra siemkos, reiškia, nesvarbu, iš ko jos ten bebūtų padarytos, va tai Kuzmos žodžiais kalbant, reiškia. Tai yra siemkos, kitaip sakant, tai yra modeliukai, reiškia, užmanimai, taip sakant, kažkokiems tai galutiniams sprendimams, reiškia. Pavyzdžiui, čia būtų analogija, jeigu jūs, pavyzdžiui, pirktumėt, reiškia, visą laiką vien tik nedidelės akvarelės, reiškia, ne, tapytojų. Nedidelės akvarelės ir viskas. Bet jūs žinot, kad čia yra tik tai, tas tapytojas irgi žino, kad čia bus paveikslas 1,5 metro ant metro, ne, reiškia. Bet tai čia būtų analogiška situacija, reiškia. Tai kalbant apie tai, taip sakant, aš tą, reiškia, puikiai suvokiu ir savo, reiškia, dedu visas pastangas, kokias galiu, kad reiškia, kad tuos darbus užbaigti, reiškia. Ir dabar, aišku, galimybių yra daugiau, tai aš taip ir darau, reiškia. Aš darau galutinį, taip sakant, galutinį produktą, reiškia. Aš, taip sakant, kaip čia pasakyti, reiškia, verslo požiūriu, reiškia, vadovaujasi pačia primityviausia, bet, reiškia, bazinė, taip sakant, reiškia, logika. Prekė ir interesantas, reiškia. Bet mano prekė yra baigta, reiškia, viskas. Čia ne kokie nors ten, reiškia, aš jums ten kažką, sudarykim sutartį, jūs mane ten finansuosit, jūs ten man duosit kreditą, ten, reiškia, ne, jokių kreditų, reiškia. Produktas ir interesantas, viskas, alles. Tiek apie skulptūrą, čia paskaitėlė apie skulptūrą, ne? Koks būtų idealus modelis ir tau įvykdyti savo sumanymus čia, Lietuvoje? Nėra, aš juos įvykdau, reiškia, nieko neturiu, jokių pretenzijų, aš juos įvykdau. Va, prašau pasižiūrėti. Aš juos įvykdau, nieko, tai taip sakant, Vilniaus miestas, ten ar kas nors koks kitas miestas, nerūpi, tai nerūpi. Aš laiko dėl to, taip sakant, ir sveikato savo dėl to, reiškia, negadinu. Tikrai taip. Aš darau savo darbą. Bet vis tiek tai, kad galėjai rodyti kitur, tai darė įtaką. Absoliučiai. Čia buvo tiesiog, pirmiausiai patyriau kultūrinį šoką, reiškia. Labai stiprų kultūrinį šoką. Ir buvo, taip sakant, reiškia, labai nelengva atsigauti. Tikrai taip, absoliučiai šitą patvirtinu. Kad, taip sakant, nelaisvė yra nelaisvė. Kaip tu ten nori, ką tu nori daryti, ten ją spalvink, ar ten kaip nori aiškinti. Nelaisvė yra nelaisvė. Viskas, amen. Čia yra esminis dalykas. O kaip su tom kojom? Pas jūs labai nemažai skulptūrų vis su kojom tokios, ar čia yra koks tai užmanymas? Ar čia yra kažkoks uždavinys jums, ar čia noras viską pastatyti ant tų kojų, kaip lyg stalas, lyg koks tai toks? Kaip čia pasakyti, reiškia, aš, aišku, turbūt esu, kaip čia pasakyti, sugadintas architektūros, reiškia, nes esu studijavęs architektūrą porą metų, reiškia, tai kažkas tokio matyti, reiškia, kažkas tokio yra, reiškia, iš pasąmonės išlenda, reiškia, kažko, aišku, tas kažkaip susiję, taip. Be to, tas susijęs su tam tikrų, reiškia, žavėjimusi inžinierija, kaip tam tikra veiklos rūšim ir tas susiję, aišku, su tam tikra medžiaga, iš kurios darai, reiškia, su tam tikrom galimybėm, su pasipriešinimais tam tikrais ir įveikimais tų pasipriešinimų ir taigi. Tai jo. Parekomendavau Andai Rotenberg, kaip jinai rodė, kuri Kvangiubio metė.
papasakok, kas, pavyzdžiui, čia yra. Čia Tiesiog trumpai svarbus žiūrovam buvo labai man, reiškia, įdomu. antropomorfiniai išmatavimai, reiškia, taip sakant, žmogaus, reiškia, korėjiečiai biski mažesni yra truputį, tai čia va, dar aš tokių fotkų prifotkinau, jie čia jaukiai jaučiasi, reiškia, tokiam didyje, o, reiškia, europietis koks ar ypač amerikonas, tai iš karto turi būti susirietęs, reiškia. Tai jis tai buvo, reiškia, taip išeksponuotas prie įėjimo toks kaip sargo būdelė, reiškia, tokia neblogai ten pasisekė man jį išeksponuoti. Tai vat vienintelis mano darbas, kuris skraidė lėktuvu. Lufthansa jį skraidino ir pirmin ir atgal. Kokios 3 tonas. Bepročiai. Bet ir pirmin ir atgal. No problem. Tas visai Tai čia 3 skirtingi, čia granitas visų spalvų skirtingi. Nu, aš, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, reiškia, nu, yra kaip ir tie darbai, reiškia, su to medžiagom, su kažkokia tai, reiškia, visgi susijęs su kažkokia tai tradicija, reiškia, elgimosi. Pavyzdžiui, nieko nesu iš marmuro daręs, nes įsivaizduoju, kad skulptūra iš marmuro tai yra visai kažkokia tai kitokia, reiškia. Nu, iš karto ten kažkas tai ten galvoj, ten iš karto ten, kas iš karto, gal Berninis, Mikelandželas, reiškia, tai yra visai kažkas kito, visiškai kažkas kito. Bet to jis yra minkštas, ten, reiškia, ten 2-gubai minkštesnis negu pagal skalę tą, reiškia, kietumo 2-gubai minkštesnis už granitą. Tai jis yra kaip sūris. Jeigu jau esi paradęs to su kietu akmeniu, tai jis yra maždaug kaip sūris. Taigi. Mano mėgstamiausia vieta, žinote, kur yra Egiptas. Reiškia, tai aš Egipte buvau, reiškia, viską apčiupinėjau ten, aplandžiojau, reiškia, super. Tam, kas supranta, tai yra superinis dalykas. Nieko nėra, niekas negali susilyginti. Niekas, vat niekas. Nei graikai ten, nei, nu, jie ten turi savo žavesio ir turi, bet kai palygint, kad tas viskas padaryta akmens amžiuje, reiškia, dar iki bronzos amžiaus. Neįtikėtina. Galėčiau parodyti, kai kartu nuvažiuosim, tai tada parodysiu, kur kas kaip įspūdingai ten, reiškia, ir kodėl. Turėjau 2 gabalus, kurie, reiškia, man buvo, taip sakant, visą laiką atrodė per maži, reiškia, biški. Ir ilgai, reiškia, stovėjo ir, taip sakant, ilgai nesugalvojau, ką daryti, reiškia. Ir paskui sugalvojau, reiškia, tos 2 gabalus sujungiau 3 gabalų, reiškia. Ir čia toks, kaip staliaus sujungimas, reiškia. Tik tai tas 3 gabalas, nu, jis kiaurai eina, reiškia. Ir tada jau pasidarė gabaliukas toks kaip reikia, reiškia. Toksai simpatiškas. Ir tada jau vat aš tą, reiškia, padariau, taip sakant. Bet va čia tas inžinierinis sprendimas, vat irgi, reiškia, atseit taip lyg ir iš pradžių nesimato, bet, reiškia, yra gryna inžinerija. Staliaus, reiškia, sujungimas. Nu, jis taip, tengi buvo, reiškia, galerija. Tempus vadinasi galerija. Tai kažkaip tas kablys atsirado ten su galerija, tai bendradarbiaujant, ar kaip čia pasakyti. Buvo jaunimo meno centras, muzikos klubas ten ir viską. Bet kažkaip jie ten, nu, dėl man nežinomų priežasčių jie ten, taip sakant, nepatraukė. Aišku, niekas ten jų nerėmė labai ir gaila, aišku. Tai ten vat, kažkaip vat, su jais ten turėjau parodą tenais tam toj galerijoje, tokia, nu ir ta proga, reiškia. Ir tas kablys ten atsirado, nu tai taip ir prilipo jis ten kažkaip tai. Prilipo ir prilipo. Iš anksto sugalvotas ar būtent tai vietai? Ne, jau čia tai buvo tai vietai, jo, tai vietai konkrečiai, taip. Tai čia tas gana nežinau, reiškia. Nežinau, gana. Nu tai čia vat pavyzdys, kaip, reiškia, su kontekstu. Kažkokiu tai vat darbuojantis kažkas tai gali atsirasti, reiškia. Herbo vietoje? Nu, herbo ar ten timpanas, visą laiką būdavo, reiškia, tas klasicistinis timpanas su kažkokiais tai ten siužetais būtinai, reiškia, ten būdavo kažkokie siužetai. Ten, man atrodo, net ir nebuvo herbo niekada. Tiesiog buvo tuščias timpanas.
timpanas. Turi būti kažkas timpanė. Bet čia, aišku, istorija kita. Čia, taip sakant, svarbus buvo momentas, kad, reiškia, tai yra tas klasicizmas, reiškia, netikras, toksai imitacinis, stalininis, reiškia, ir panašus dalykai, reiškia. Tas, reiškia, kontekstas šiuo atveju buvo svarbus. Jis, man atrodo, kad gal neblogai ir prilipo. Kažkaip jo niekas kol kas nesiruošia nukrapštyti.